Sveiki kolegos, mes su Mučiu kaip tik žiūrim vaizdo įrašus internete, kaip žmonės dirba darbus, ir kelią parodėt, kaip jie juos dirba. Tai ateikit ir jums parodysiu, ką mes čia žiūrim. Tai kaip aš anksčiau nemačiau tų vaizdo įrašų ir taip nesąmoningai viską dirbau. Tai belenkaip, lengvai viskas dirbasi, tai jūs matėt? Eina savo. Tai pažiūrėjau šitos vaizdo įrašus, susikroviau daug motyvacijos, taip kad varom į laukus ir mes nudirbsime visus darbus, pagal šitą naują metodiką. Varom į laukus. Pats didžiausias darbas, kurį šiandien turim padaryti, tai yra ant sausmedžių užtempti laistymo sistemą. Pažiūrėkime, kaip veikia mūsų naujoji technologija. 1, 2, 3. Ir laistymo sistema visur užtempta. Štai kaip gražiai užsitempi laistymo sistema ant visų sudinukų. Ir dar beje, jį netgi susirišo su tokiais hamutais, labai puikiai darbas atliktas. Kadangi viskas čia taip gerai einasi, tai einam padirbėsim dar kokių nors darbų. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Galim dar, manau, ir pasodinti. 1, 2, 3. Čia su tais pirštais spraksėti irgi, žinokit, nelengvas darbas. Tai šiandien dar vieną darbą padarysiu ir užteks. Tai nusipjausiu sklype žolę. Jau tikiuosi patį paskutinį kartą. Tik šį kartą greitai. Tai 1, 2, 3. Štai ir dar vienas darbas padarytas. Tai pabandykit kada. Kaip matot, viskas dirbasi tikrai daug greičiau negu dirbant paprastai. O dabar galim pažiūrėti, kaip viskas vyko iš tikrųjų. 1, 2, 3. Bliamo, nesuprantu, kodėl neveikia tas bairis. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 6.5 hours later. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Day 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Day 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Day 4. Ant jų lapų nebėra, tai jų vegetacija jau yra pasibaigusi. Tai aš nusprendžiau, kad dar porą kartų šiais metais juos paliesiu, paskui ateis ruduo, pradės lyt. Dar yra ant kai kurių keli lapeliai lygiai, bet čia ant vienetų, tai ant daugumos tai jau viskas lapelių jokių nebėra. Ir tuomet aš juos paliesiu. Žiūrėkit. Pagavot bairę. Kažkas išrovė sausmedžius pasodintus. Tai jau čia žinau, kas varnos bus išrovę. Aš kai buvau, filmavau kolegą, jie sakė, kad mes pasodinom šilauogės ir jiem varnos, sakė, vis laik išraudavo tą šilauogės. Tai ir čia nepagavau bairių, kokio velnių jas išraud. Cisau, tu pažiūrėk. Varnos išrovė šilauogės. Tas sausmedžius. Mes sodinom. Ir čia atskrido didžiulis pulkas tokių varnų. Ir aš sakau, Miglė, tik nesusispykim su tom varnom, nes aš žinau, kad varnos yra labai protingos ir labai kerštingos. Ir aš jau čia buvau prisiklausęs tų istorijų, kad juos pridaro tokių nesąmonių, o ten irgi dar vienas išrautas yra. Ir tokių nesąmonių pridaro, tai sakau, nesusispykim. Ir tada tos varnos pradėjo skristi ir jas kažką šaudyt pradėjo. Pem, tas varnas. Ir dar mintyse pagalvojau, sakau, blemo, kad jos nepagalos, kad čia mes ją šaudom. Bet, what the fuck? Tai išrovinu. Tai dabar tie sudinukai čia prabuvo išdžiūvę, tai dabar vis tiek liesiu, bet reik per naują, blemba. Jo, maja, per naują dabar reikia sudinti. Bet tai tu matai, kas du paukštis. Aš aišku galvoju, kad varna, nes kas daugiau gali šaut. Eik tu savo. Blemba. Eik tu savo, duoda varinas reikalų, Gerai, tuos toj sukišiu, einu paapžiūrėti, ar daugiau nėra kur nors išrautųjų. Čia išmestas. Čia irgi va, dar vienas išrautas. Aš dabar einu, rodau ir filmuoju ir nei vieną nesodinu, bet eidamas atgal visus pasodinsiu, dabar nueisiu iki galo, kad jūs supažinčiau su situacija. Ir tada pasodinsiu. Blema, negerai, kad jie pabuvo ant saulės. Va, dar vienas išmestas ir kur paneštas. Ir jie dabar ant saulės pabuvo. Kaip įdomi, čia va dar irgi išrovė vieną. Ir dar va, kai išrovė, jos, kaip matot, va čia va dar
ir padaužė, pakapsti juos. Arba yra dar vienas variantas. Varnos matė mano vaizdo įrašą ir jos matė, kad tuose vazonėliuose yra sliekelių. Manau, šitas variantas yra pats labiausiai tikėtinas, kaip jūs manot. Ir va, grinai pakapojo. Tas darbiškis šlapės. Tas iš viso, kaip išdraskytas, visą viršų nukapojo tos varnos. Ir va, dar beje, šiandien kaip tik su vienu žmogum susirašinėjau. Irgi jisai parašė, sako, noriu daryti tenais ūkį, šiaip šnekėjom. Ir pradėjom šnekėti apie tuos dalykus, kad ūkis yra labai nestabilus dalykas. Nu, ta prasme, tu negali planuotis, kad va, šiais metais iš ūkio uždirbsiu tiek ir tiek pinigų, tu nežinai. Bus kruša, bus šalna, užpuls lygus ir tu 0 eurų už tokį uždirbsi. Kad ir, pavyzdžiui, dabar visiškai iš lempos. Nupirkti sodinukai, pasodinti, atvarė tiesiog varnus ir išrovė sodinukus. Jos čia atvarė, va, pakapsti šoną. Ir taip ir paliko. Dar va, įkalčiai, jeigu sakot, kad ne varnos. Išrautų tai daug ir nebuvo tiek, koksai gal 20, bet labai daug va yra tokių atkapstytų. Čia beje praktiškai prie visų, žiūrėkit, yra lysta, va. Pakapstyta. Ir štai kaltininkai yra ten. Labai aš tikiuosi, kad čia buvo vienkartinis prikolas. Visi mes gražiai pasijuokėm ir tikiuosi, kad tuo viskas baigsis. Ir nereikės čia kažką nei man galvoti. Ir ne jos ten kažką daugiau darys. Nu, tai be reikalo sugaišau valandą, kurią turėjau jau būti laistymų sistemą užmetęs ant viršaus. O ko tu nedirbi savo darbo? Gaudyk varnas, lampinėja čia aplinkui ir neprižiūri nieko. Oi, svečius atvarė žaibas Makvynas. Nesklipe, bet kažkam nuputė turbūt. Ėjo, nes ten kelias va eina palei pat, tai turbūt ėjo keliu kažkoks su vaiku, vėjas pakylo, bamt ir jisai štai čia. Žaibas Makvynas. Atrodo paprastas darbas. Permest ir surišt. Bet nu vis tiek va laiko eini. Reikia permest, reikia užsiaust, reikia užspaust. Dabar tu vamsdelį taip va susisiaučia prie pat to sausmedžio ir yra, kaip ir sakiau, pasodins dabar tiesiant tų skilučių, tai čia skilutė ir ten skilutė ir lašies dabar tiesiant tų sausmedžių. Tai va. O tuomet šitie lašeliai antri, lašies čia į niekur, bet būtų gerai, mačiau kaip sakė vienas kolega, kaip yra pasidaręs, tai jisai čia tokią duobę, sakė, padarė va, su kokiu nors pagaliu ar kažko tokio nuo drožto tokio, taip va, čiuk, ir čia, kai vanduo laša, irgi viskas subėga į tą, tai irgi aš ateity, kada, tai šiandien, tai aišku, tik tais tikslas laisvėm sistemą pasidaryti, pasileisti ir įsibandyti, o po to, aišku, irgi bandysiu jaučiu padaryti tokius nuolydžius, kad ir tas vanduo, nes dabar jisai tiesiog čia ant tos plėvelės laša ir iš šonus nubėga. Šilaugiams jau užteks. Perjungiam dabar į sausmedžio atšaką ir išmėginsim sausmedžio laistymo sistemą. Tai ir pradėjom sausmedžio liejimą. Tai kaip ir minėjau, 2 skylutės yra tiesiai virš sausmedžio ir tuomet 2 skylutės yra tiesiog ant plėvelės laša ir vėl 2 skylutės tiesiog ant sausmedžio. Turim pirmą ČP. Nusimovė. O, blemba! Pavariau neblogai. Sakau, tik pataisysiu, tik paliečiau ir gavau. Prasileidau vieną. Tikiuosi šiandien nieko nepridirbut, nes vėl čia jau prisirinkė pilnas būrys. Einame vertinti situaciją. Ne, dabar tai užtempiau laistymo sistemą ant viršaus, o dabar jau jom ir prieiti ir išrauti yra sunkiau. Tai dabar manau, net jeigu jos ir norėtų išrauti, tai jau būtų daug sunkiau, nes ant viršaus užtempta sistema, viskas gerai įtempta. Ir dabar čia jeigu keliant, tai reikia dar nugalėti šitą įtempimo jėgą, nes jos tos šlangutės dabar įtemptos, tai tikrai taip neblogai. Tai jau dabar ne taip paprasta, jeigu norėtų, bet aš tikiuosi, kad daugiau tos varnos ir nebenori.
išraut mano sausmedžių. Ne, atrodo viskas tvarkingai. Visur atrodo viskas tvarkingai, jokie sausmedžiai daugiau nebeišrauti. Na, vienkartinis nesusipratimas, viskas tvarkoj, nesusipykom, dovanojam. O, vienintelis sausmedis su lapeliais ir tokiais ryškiai žaliais, atsiprašau, apgavau. 2 sausmedžiai yra su tokiais lapeliais, na, visi kiti jau pasiruošę žiemą ir tokie stagarėliai. Laukiam pavasario ir labai man įdomu bus pažiūrėti, kaip čia bus vaizdas pavasarį su tais sausmedžiais. Tarpus, kur buvau sufrezavęs, žolė užaugo. Net nežinau iš tikrųjų, ką daryti su žolė. Jau šiais metais turbūt nieko nebedarysiu, bet šiaip norėtųsi viską perfrezuot ir įsėt žolę, nes dabar čia tiesiog sufrezavau ir užaugo šiaip žolė su visokiom pykžulėm ir žolės truputėlį pykžulių, visko po truputį. Ačiū visiems už laikus ir subscribus. Po praeito video sumušim rekordą. Tai paprašiau, kad palaikintumėt, tai pasubscribintumėt, tai sumušim laikų rekordą, taip pat daug subscribų. Ačiū visiems, labai malonu. Ir atsisveikinant, tiesiog noriu priminti pagrindinį fizikos dėsnį, kuris susijęs yra su šita serija, kad energija iš niekur neatsiranda ir niekur nedingsta. Tiesiog iš vienos rūšies pereina į kitą rūšį, taip kad už dyką gyvenime nieko nebūna. Jeigu norit kažką tai gauti, teks kažką tai ir padaryti. Tiek šiam kartui, ačiū, kad žiūrėjot. Iki.